Prašom, pasigrožėkite, kaip laiko gatvių statybininkai savo medžiagas. Tiesiog išpylę daugiabučių namų teritorijai. Ir viskas. Norim kreipti jūsų dėmesį, kad šitas akmens dulkės yra trečias pagal pavojingumą, kurios sukelia plaučių vėžį. Šitų dulkių kvėpia žmogus, jų atgal niekada nebeiškvėpia. Šiaip vėjai kyla pas mus, dažnai nemaži, ir jos kils į orą. Norim perspėti tėvelius, kad neleistumėt savo vaikų žaisti šitose kalnynuose, nes tikrai nepridės jūsų vaikams sveikatos. O rangovai kažkodėl tai niekaip nepasirūpina aptverti šitos savo medžiagų statybinių, arba uždengti bent kažkaip tai, nors buvom kreipėmės į juos ir į merą kreipėmės, meras nieko girdėti nenorėjo, pasiuntė mus toliau. O šalimais, kreipkite dėmesį, privatus žmogus atsivežęs taip pat panašias medžiagas. Ir štai kaip jisai jas laiko. Tvarkingai, užsidengęs plėvelę, kad nesukeltų pavojaus kaimyno sveikatai. Pagarba tokiam žmogui. Mūsų valdžia deja nenori rūpintis žmonių sveikata. Jiems rūpi tik tai greičiau padaryti gražiai gatvę, priduoti šventei ir tuom viskas pasakyta. Visokius prašymus ignoruoja. Jokių saugos reikalavimų netitinkantis sandėliavimas medžiagų. Mes suprantam, kad nėra kur padėti, bet kažkodėl tai nenori mūsų suprasti, kad mums čia gyventi dar neaišku, kada čia bus pabaigta. O mes kiekvieną dieną vaikštam ir kvėpuojam šitą orų. Taip pat labiau įsigilinę žmonės į tos dalykus supranta, kad čia tikrai ciniškas toks poelgis valdžios, netgi su prašymu, kad uždengtų šitas dulkingas medžiagas. Deja, bet nei rangovai, nei valdžia neatsižvelgia gyventojų prašymą. Galime tik apgailestauti, kad užėmusi valdžios vietas šitą grupuotę asmenų niekaip nenori taikytis, kad vis dėlto žmonės yra jų pagrindiniai vadovai. Ir jie turi atsižvelgti į žmonių prašymus. Ačiū už dėmesį.